Sveiki atvykę į diskusiją. Šiandien mes gilinamės į vieną iš tų pamatinių klausimų, kurį kelia bibliniai tekstai. Kasgi yra tikroji žmogaus laisvė? Būtent. Ir šis klausimas, man atrodo, mus iškart nuveda prie esminės įtampos. Ar laisvė tai, pasitikėjimas ir dieviškos tvarkos priėmimas, o gal tai yra autonomiškas siekis patiems pažinti ir nuspręsti, kas yra gera ir bloga? Šią dilemą turbūt geriausiai įkūnija Adamo ir Kristaus figūrų priešprieša. Taip. Aš šiandien ginsiu poziciją, kad šie tekstai nuosekliai rodo, jog autentiška laisvė yra neatsiejama nuo pasitikėjimo kūrėjų. Tai nėra apribojimas, o kelias į pilnatvę, priimant jo nurodymus kaip gyvybę teikiančią dovaną. O aš savo ruožtu kelsiu idėją, kad toks požiūris galbūt šiek tiek nuvertina žmogaus savarankiškumą. Teiksiu, jog siekis pažinti gėrį ir blogį, kurį simbolizuoja Adamo veiksmas, yra ne klaiba, o esminis ir galbūt net neišvengiamas žmogaus brandos etapas. Gerai, tai pradėkime nuo paties Edeno sodo. Manau, svarbiausia suprasti, kad pradžios knygos pasakojimas nėra istorinis reportažas, tai parabolė. Parabolė, kuri bando atsakyti į klausimą, kodėl pasaulyje tiek daug kančios. Ir šaltinis, pasak teksto, yra vienas įtarumas Dievo geranoriškumu. Jūs sakote įtarumas, bet ar tai nėra tiesiog, kritinio mąstymo užuomazga? Žaltys juk neužpuola, jis paklausė, ar tikrai Dievas pasakė? Argi ne nuo tokio klausimo prasideda bet koks savarankiškas mąstymas? Bet atkreipkite dėmesį, kas vyksta iškart po to klausimo. Tai ne šiaip smalsumas, tai yra abejonė Dievo motyvais. Žaltys, jis insinuoja, kad Dievas kažką slepia, kad jis nenori žmogui gero. Ir būtent ši abejonė, šis įtarumas yra apibūdinamas kaip mirtini nuodai. Jis akimirksniu iškreipia Ievos tikrovės suvokimą. Vos patikėjusi žalčiu ji ima matyti uždraustą medį sodo centre, nors tekstas aiškiai nurodo, kad centre stovi gyvybės medis. Įtarumas tiesioginė to žodžio prasme pakeičia tai, ką jį mato. Tai nėra branda, tai realybės praradimas. Aš į tai žiūriu šiek tiek iš kitos pusės. Sutinku, kad pasakomas yra simbolinis, bet jame, man atrodo, užkoduota esminė problema. Ar galima besąlygiškai pasitikėti draudimui, kurio logika, nėra paaiškinta? Noras pažinti gėrį ir blogį yra fundamentalus žmogiškas siekis. Tai yra troškimas tapti moraliu subjektu, o ne tiesiog paklusniu objektu. Galbūt Dievas, tai drausdamas, siekia išlaikyti žmoniją, tokiai priklausomoje vaikiškoje būsenoje. Adomo veiksmas, nors ir skausmingas, jų akis atsivėrė ir jie pamatė esą nuogi, yra neišvengiamas žingsnis į savimonę. Tiesiog brandos kaina. Bet ar tikrai tai veda į brandą? Man atrodo, kad tai veda į baimę ir slėpstimąsi. Jie tampa nuogi ne fiziškai, o egzistenciškai pažeidžiami. Vieniši. Ir Paulius laiške romiečiams šią priešpriešą išryškina maksimaliai. Jis sako, kad Adamo nepaklusnumas gimęs iš nepasitikėjimo atnešė mirtį. O Kristaus paklusnumas, kuris gimė iš visiško pasitikėjimo tėvu, atneša gyvenimą. Laisvė, pasako Paulius, yra ne savivalė, o gebėjimas pasirinkti gyvybės kelią. Man ta Pauliaus perskyra tarp Adomo karalystės ir Kristaus karalystės visada atrodė, pernelyg aštri, pernelyg juodai balta. Ji, man rodos, nuvertina visą žmogišką pažinimo kelią per bandymus ir klaidas. Galbūt tas Adomo kelias yra būtina patirtis, be kurios Kristaus kelias, neturėtų prasmės. Reikalavimas besąlygiško pasitikėjimo, kurį Paulius vadina paklusnumu, man skamba kaip laisvės valios sulopinimas. Ar tikrai laisvas žmogus gali tik priimti, o ne pats ieškoti, klysti ir atrasti? Gerai, tai grįžkime prie to, ką jūs pavadinote kritiniu mąstymu. Tekste įtarumas yra tiesiogiai vadinamas mirtinais nuodais, pavojingesnis net už gyvatės nuodus. Tai nėra proto balsas, tai yra destruktyvi jėga, kuri griauna ryšį su pačiu gyvybės šaltiniu. Tai nėra klausimas kodėl, kuris, žinote, kyla iš noro suprasti. Tai klausimas gal jis manęs nekenčia. Ir jis kyla iš baimės. Tai tiesiog nėra tas pats. Gerai, bet ar tikrai galime visiškai atskirti šiuos du dalykus?
Juk bet koks, tarkim, filosofinis ar mokslinis tyrimas prasideda nuo abejonės esamų autoritetu, nuo klausimo, o gal yra kitaip. Tekstas tai demonizuoja, pavadina žalčio balsu. Bet galbūt tai ir yra vidinis žmogaus proto balsas. Balsas, kuris siekia suprasti, o ne aklai priimti. Ar ne nuo tokio klausimo prasideda visas pažinimas? Mes mes nebegyvename Edeno sode. Mes gyvename pasaulyje, kurį suformavo būtent tokie klausimai. Aš nesakau, kad klausti yra blogai. Aš sakau, kad teksto esmė yra ne pats klausimo faktas, o jo motyvas. Klausimas gali kilti iš pasitikėjimo, padėk man suprasti. Bet Adomo ir Ievos atveju jis kyla iš įtarumo, tu kažką nuo manęs slypi. Ir tai mus atveda prie įstatymo vaidmens. Jūs kalbate apie taisyklės ir aklą paklusnumą. Būtent, nes taip tai atrodo iš šalies vienintelis draudimas visame rojuje. Tačiau vėlesniuose tekstuose įstatymas, duotas per Mozę, yra pristatomas ne kaip savavališkų draudimų rinkinys, o kaip naujasis gyvybės medis, kaip išmintis, kaip, instrukcija, kaip harmoningai gyventi pasaulyje, kad nesusinaikintum. Pasitikėjimas šia išmintimi, kuri, kaip teigiama, kyla iš Dievo geranoriškumo, yra ne laisvės apribojimas, o jos garantas. Jis išlaisvina žmogų iš jo paties destruktyvių impulsų chaoso. Atsiprašau, bet aš tiesiog negaliu su tuo sutikti. Leiskite paaiškinti, kodėl. Juk pats apaštalas Paulius, kurį jūs taip mėgstate cituoti, laiške romiečiams rašo, kur nėra įstatymo, ten nuodėmė neįskaitoma. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad būtent įstatymas sukuria pažeidimo galimybę ir kalties jausmą. Prieš įsakymą nevalgyk, valgymas tebuvo tiesiog valgymas. Įsakymas paverčia jį nusikaltimu. Galbūt tikroji laisvė yra ne taisyklių laikymasis, kad ir kokių išmintingų, o gebėjimas pakilti virš jų, suvokti gilesnius etinius principus, kurie kyla iš patirties, empatijos, o ne iš išorinio nurodymo. Jūs paliečiate labai svarbų aspektą, bet manau, kad interpretuojate jį, šiek tiek vienašališkai. Paulius nesako, kad įstatymas yra blogis. Jis sako, kad įstatymas veikia kaip rentgeno aparatas. Jis nesukelia lūžio, o jį parodo. Jis atskleidžia problemą, kuri jau egzistuoja. Būtent įstatymas atskleidžia mūsų polinkį į savanaudiškumą ir destrukciją. Ir štai čia mes prieiname prie esminio skirtumo, kuris atsiskleidžia lyginant Adomą ir Jėzų dykumoje. Taip, šis palyginimas yra kertinis. Prašom. Jėzaus gundymai dykumoje yra tarsi Edeno sodo scenarijaus pakartojimas, tik su kitokia baigtimi. Jam siūloma nepasitikėti Dievo planu, o paimti viską jėga, galią, šlovę, saugumą, paversk akmenis duona, pasirūpink savim. Šok nuo šventyklos, privers Dievą įrodyti savo meilę, pagarbink mane ir gausi visas karalystės, užgrobk valdžią. Tai yra grynas Adamo kelias, griebti, reikalauti, įrodinėti. Bet Jėzus, jis atsisako. Kiekvieną kartą jis renkasi pasitikėjimą ir priėmimą. Tai nėra silpnumas. Tai yra brandžios, sąmoningos laisvės aktas, kuris atitaiso Adamo klaidą. Jis neužgrobia karalystę, o priima ją kaip. Kaip dovana? Taip, suprantu mintį, bet ar mes čia neignoruojame vienos esminės detalės? Kokios? Jėzaus pasirinkimas yra neatsiejamas nuo jo ypatingo statuso. Gundytojas nuolat kartoja, jei tu Dievo sūnus. Būtent šis statusas yra visų gundymų pagrindas. Tai išbandymas jo dieviškumui. O Adomas, jis yra le-adam, hebrajiškai žmogus iš žemės, iš dulkių. Paprastam, mirtingam žmogui siekis įsitvirtinti pasaulyje, apsirūpinti duoną, net ir savanaudiškais būdais, yra, daug suprantamesnis ir galbūt natūralesnis. Ar realistiška reikalauti iš mirtingojo sukurto iš dulkių tokio paties, ant žmogiško pasitikėjimo, kokį demonstravo Kristus? Ar tai nėra nepasiekiamas idealas, kuris galiausiai tik sukelia kalties jausmą? Suprantu, kodėl taip sakote, bet manau, kad tai yra, esmės nesupratimas. Istorija yra ne apie Jėzaus dieviškumą, o apie jo žmogiškumą. Ji parodo, kaip atrodytų žmogus, kuris gyvena visiško pasitikėjimo būsenoje. Jis modeliuoja ne dievišką, o autentišką žmogišką egzistenciją.
Tai ne reikalavimas, o kvietimas. Be to, jūsų argumentas ignoruoja kitą esminį Dievo paveikslo aspektą atskleistą tuose pačiuose tekstuose jo besąlygišką gailestingumą. Jūs kalbate apie atleidimą. Būtent, pažiūrėkime į 50-ąją psalmę ir pasakome apie karalių Davidą. Davidas padaro siaubingą nuodėmę, svetimauja su Batšeba ir surengia jos vyro ištikimo karininko Urijos nužudymą. Tai absoliutus piknaudžiavimas valdžia. Bet kai pranašos Natanas ateina pas jį, jis nepradeda nuo kaltinimų ar grasinimų. Jis pradeda nuo Dievo dovanų priminimo ir atleidimo paskelbimo. Jis sako, viešpats atleido tavo nuodėmę, dar prieš Davidui atliekant bet kokią atgailą. Tai rodo, kad Dievo prigimtis yra geranoriška. Jo pirminė nuostata yra atleidimas, o ne teismas. Tai ir įrodo, kad Adamo įtarumas Edeno sode buvo visiškai nepagrystas. Nors atleidimo idėja, žinote, yra labai kilni. Ji kelia gilų etinį paradoksą. Jei viskas atleidžiama besąlygiškai dar prieš atgailą, ar tai nesumenkina asmeninės atsakomybės ir pastangų būti geram? Juk tas pats Paulius, kurį jūs taip vertinate, aiškiai teigia, kad dėl vieno žmogaus kalties nuosprendis atvedė į pasmerkimą visus žmones. Vadinasi, veiksmai turi realias apčiuopiamas pasekmes. Pernelyg pabrėžiant neatlygintiną maloną, rizikuojama nuvertinti etinių pasirinkimų svorį ir paversti moralę nereikšmingą. Jei viskas galiausiai atleidžiama, kodėl išvis stengtis? Čia nėra prieštaravimą, pasekmės yra realios, nuodėmė griauna gyvenimus, kaip matome Davido istorijoje, jo kūdikis miršta, jo šeimoje kyla chaosas, atleidimas nepanaikina pasekmių, bet jis nutraukia mirties logiką, jis suteikia galimybę pradėti iš naujo, atkurti santykį. Tai nėra moralinė amnestija, tai yra santykių atkūrimas, bet leidimo Davidas liktų amžinai įkalintas savo kaltėje. Būtent atleidimas jį išlaisvina veikti atsakingai, o ne bėgti nuo atsakomybės. Gerai, bet man vis tiek atrodo, kad mes per greitai nurašome Adomo kelią. Galbūt tas kelias, su visomis jo klaidomis ir kančia, yra, tiesiog būtinas. Galbūt tik patyręs nuogumo baimę ir atskirties, žmogus gali iš tikrųjų įvertinti pasitikėjimo ir bendrystės dovaną. Galbūt be Adomo patirties Kristaus pavyzdys liktų tik graži, bet nesuprantama teorija. Apibendrinant, man atrodo, kad mūsų diskusija atskleidė esminį pasirinkimą, kurį siūlo šie tekstai. Laisvę. Ji neatsiejama nuo pasitikėjimo. Kelias, kuris simbolizuoja Adomo bandymas tapti savo paties dievu, nustatančiu gėrį ir blogį, jis veda į praradimą, baimę ir nuogumą. Tai kelias, kuriame žmogus, norėdamas viską turėti ir kontroliuoti, galiausiai lieka tuščiomis rankomis. Tuo tarpu Kristaus kelias pasitikėjimo ir priėmimo atveria kelią į gyvenimą ir tikrąją karalystę, kuri yra ne užgrobima, o gaunama kaip dovana. Tai laisvė ne nuo Dievo, o laisvė Dieve. Sutinku, kad toks pasirinkimas yra aiškiai nubrėžtas. Vis dėlto man lieka atviras klausimas, ar tas Adomo kelias nėra, neišvengiama ir netgi būtina žmogiškosios brandos dalis. Abejonė, pažinimo troškimas ir netgi klystkeliai formuoja mūsų autonomiją ir atsakomybę. Galbūt tikroji išmintis slypi ne aklame vieno ar kito kelio pasirinkime, o gebėjime integruoti abi patirtis. Integruoti tiek savarankiško ieškojimo riziką ir jos skaudžias pasekmes, tiek nuolankumą priimti tai, ko negalime kontroliuoti, kaip dovaną. Išties, šie tekstai nagrinėja amžinus klausimus apie žmogaus būklę. Įtampa tarp autonomijos ir pasitikėjimo, tarp siekio pažinti ir gebėjimo priimti dovaną išlieka, kiekvieno iš mūsų gyvenimo centre. Ir akivaizdu, kad šiandien aptarta medžiaga siūlo gilų ir daugiasluoksnį pagrindą tolesniems apmąstymams apie tai, ką iš tiesų reiškia būti laisvam. Ir čia matyti nėra lengvų atsakymų.